Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa ir ačiū, kad užsukote į kanalą. Taip nutiko, kad su jumis sveikinuosi jau po daugiau nei 2 mėnesių pertraukos ir tam yra labai didelė ir labai graži priežastis. Tai su jumis ekrane dar gegužės mėnesio kalendorius, tačiau šiandien yra birželio 10-oji, aš vis dar jo neperkeičiau ir galvoju, gal ir gerai video filmavimui visai nieko parodyti ir tą gegužę, toj persikelsim į birželį. O apie siuvinėjimą kalbant, tai tuoj pamatysit, kad aš nieko nesiuvinėjau, pasirodysiu jums tik tai su savo planais ir su deimantinė mozaika. Tai ir tuo pačiu galima pačiose pirmose, turbūt minutėse šio video užsiminti apie tai, kad mums gimė sūnus. Ir dėl to aš nesiuvinėjau nei balandį, nei gegužę. Balandį dar šiek tiek deimantinę mozaiką rinkau, kiek galėjau pagal savo situaciją. Tai dabar jau birželio 10-oji mums 1,5 mėnesio ir aš jau beveik mėnesį galvoju apie tai, kad labai norėčiau pasiuvinėti, bet nėra nei galimybės, nei sveikatos. Labiau norisi miego ir pailsėti, arba visi kiti prioritetai visur kitur, bet nesiuvinėjime. Tačiau turbūt atėjo tas momentas, kai labai norisi prie to grįžti ir aš manau, kad viskam pasiruošus aš tiesiog turėsiu vieną kitą laisvą akimirką ir galėsiu padėlioti tuos kryžiukus. Labai to laukiu. Tai pereikim prie deimantinės mozaikos ir pašnekėsim kaip kas. Ir prieš jūsų akis deimantinė mozaika. Jos dydis 40x40 cm, tai labai stipriai iškėliau kamerą į viršų. Ir taip, pavyko, įveikiau, daugiau nenoriu. Ne, iš tikrųjų, tai nuoširdžiai. Norėjau pabandyti, išsirinkau tą vienintelį dizainą, kuris man patiko, daugiau deimantinių dėlioti aš jau nenoriu, nes įsitikinau antrą turbūt kartą, nes teko pabandyti ant mamos dėliojimoje mozaikui padėti kelis deimančiukus, kad tai man neteikė tiek daug malonumo, bet reikėjo nors kažko ir savo. Tai šitą vienintelę mozaiką kažkokiu būdu tai mūsų namuose ras savo vietą, manau, nes labai norėčiau ją įrėminti, kad galėčiau laiks nuo laiko ją perkelt skirtingose vietose namuose ir patikrinti, gal jinai kažkur prigis. Tai visumoje matosi tas deimantinis žvilgesys, iš tikrųjų sunku taip nufilmuoti, bet jinai iš tikrųjų labai gražiai blizga. Toks kosmosas Riolio. Tai tuoj dar pašnekėsim apie tai, kas man liko, nes nieko aš nenustebinsiu su deimantinėm mozaikom ir tikrai čia jau nieko jums naujo nepapasakosiu apie tai, jūs tikrai daugiau žinot negu aš. Tai tokioj dėžutėje aš buvau susidėjus deimančiukus, tada kai filmavau jums, jie netilpo, o dabar taip gražiai visi susidėliojo, tai visų spalvų liko. Riolis turbūt taip kaip ir siuvinėjime, taip ir deimantiniai mozaikui turi atsargą, kiekvienos spalvos yra po kažkiek. Tai taip ir naudojau, išsiimdavau po spalvą, įsidėdavau į indelį, tiesiog ir naudojau visą laiką tik tais vienetinę šitą antgaliuką su tuo minkštų želiukų dėliojimui. Nenaudojau nė karto šito, nors galvojau, kad gal panaudosiu ir pinceto nenaudojau. Pinceto kartais panaudodavau ištraukti, jeigu kažkur tai nukrisdavo deimančiukas ir prilipdavo ne vietoj. Šito nenaudojau, šitas, kaip suprantu, turbūt ant šito pieštuko turėtų užsimauti, kad ranka neslystų, bet man taip ir nereikėjo. Ir iš šitų želiukų tai nusinaudojau tik tais mažas kampukas, tai nežinau iš tikrųjų, kur juos dabar reikės dėti, nes pas mamą, jeigu yra kolekcija deimančiukų, tai reiks jos paklausti, gal jinai norėtų juos priglausti, nes man kaip ir nebeaktualu. Bet visumoje visų spalvų liko, tuo klausimu šitą gamintoją galiu rekomenduoti, o jau čia žmogaus kiekvieno asmeninis pasirinkimas, ar norėtų paremti šitą firmą ar ne, dėl aplinkybių. Tai taip, turbūt tiek. Dar galėčiau techniškai užsiminti apie tai, jog pradėjau dėlioti nuo centro maždaug čia ir tada judėjau tokiu ratu iki pabaigos. Ir tam buvo ne tik šitos, su kurio atitikmuo, kaip ką tik parodžiau,
Bet aš labai norėjau pradėti nuo centro, kad jeigu yra poreikis, kad galėčiau sustumti deimančiukus arčiau vienas kito, nes tie tarpai šviečia. Dabar iš tokio atstumo jie nesimato, bet jie man gadina nuotaiką iš tikrųjų, nes tarpeliai deimantiniai mozaikoje tiek pas mamą, tiek visur, kur esu mačiusi, yra. Ir aš galvojau, kad nuo centro dirbdama galėsiu nuolat į centrą stumti, kad nesigautų, kad kažkur kažkas nuplaukė. Bet visumoje, dėliojant, nepavyko man šitas variantas. Dar su vyru šnekėjom, jisai siūlė variantą šiek tiek pašildyti, kad klijai būtų minkštesni ir aš tada galėčiau viską pastumdyti. Bet aš čia dar šiek tiek bandžiau žaisti ir tada nusprendžiau, kad tiek to yra kaip yra, deimantinė jau yra tokia, jinai nėra, kad idealiai viskas užsipildytų, nors aš tikėjau, kad šitas gamintojas yra vienas iš tų kokybiškesnių, nes su kinetukais tai dar blogiau esu mačius. Bet visumoje viskas yra tvarkoj. Negaliu nei čia kažko labai pasakyti, čia tik tais mano vizija buvo, aš labai norėjau to be tarpelių ir be prošvaisčių, kad būtų deimančiukai sudėti ir man nepavyko, bet aš nors pabandžiau. Tai turbūt tiek apie tą deimantinę, jeigu kada įsirėminsim, nes aš labai tikiuosi, kad dar šiais metais kažkurio momentu įsirėminsim, nes šitas blizgesys, manau, kad turėtų patikti vaikui vienu ar kitu atveju, nes jisai juoda balta dabar idealiai skiria, tikrai labai gerai matosi, tai aš manau, ilgainiui jam ir šitas blizgesys turėtų patikti, tai gal kažkur interjerė pritaikysim prie to, bet čia ne faktas. Čia yra spėlionė į priekį, į ateitį. Tai jeigu įsirėminsim, ko aš tikiuosi, galbūt pasirodysiu, jeigu bus verta dėmesio. O galbūt ir ne, nes vis tik čia yra deimantinė mozaika, kuri tikrai, manau, daugeliui nusibodus ir jūs į šitą kanalą ateinat pasižiūrėti siuvinėjimą. Tai dabar apie tai, kas planuose. Ir štai, jūs matot geišos rėminimą, o kairiai pusėje yra mano zylutės, kurios buvo rėmintos turbūt jau netoli 10-mečio. Kokiais 2014 gal, iš tikrųjų reiktų kažkur pasižiūrėti. Įdomumo dėliai, bet ne apie tai. Tai geiša, man labai patinka jos rėminimas. Parinkom dvigubą pasportą. Iš esmės tai buvo pats keiščiausias rėminimas rėminimo dirbtuvėse. Nes per 5 minutės mes viską nusprendėm. Tiksliau, mergaitė išklausė visus mano norus, kadangi rėmelis vis dar buvo pas juos, rėminau lygiai tos pačiose dirbtuvėse kaip anksčiau. Tai rėmelį jie turėjo. Sakau, noriu tokio pačio principo. Tai mes tiesiog parinkom spalvas, kurios man netenkino ir labai greitai aš tiesiog palikau darbelius ir už savaitės pasiėmiau. Tai rėminau Kaune. Dabar galvoju, kad aš jūsų negaučiau. Tai yra rėminimo dirbtuvės Gertrūdos gatvė 68, bet aš buvau Gedimino gatvė 29. Tai rėminkeltai ir jie vis dar yra rėminkeltai, tik dabar turi kitokį logotipą, man atrodo. Bet principo tai nekeičia. Tai geišos rėminimas yra 2 pasportai. Pirmasis yra toks pieniškas, švelnus, antrasis bordo. Pabandysiu dar šiek tiek iš arčiau parodyti, norėjau tą bendrąjį vaizdą parodyti jums, kaip atrodo. Ir super. Tai šis paveikslas keliaus mano sesiai dovanų, vyresniai sesiai dovanų, o kitas paveiksliukas, ne zylutės, o kitas, kurį toj parodysiu, keliaus mažesniai sesiai dovanų. Tai čia toks bus sesių kolektyvas tam pačiam rėmeliui. Tai gražus man šitas rėminimas, aš labai norėjau jo lakoniško, minimalaus, tai visiškai tenkina mano poreikius. Tai aišku, rėmelis naujas dabartinis. Kur geiša yra panaudotas, matosi, kad jis yra šviežesnis, šitas jau yra, teko šitam paveiksliukui vieną kartą nukristi, tai šiek tiek patrupėja, bet vis tiek super duper atrodo. Ir tuoj pereikim prie antrojo rėminimo. Antrasis darbelis, kurį jūs matėt, kai aš siuvinėjau kovo mėnesį, tai geltoniai kikiliai, jeigu dabar nemaišau, iš tikrųjų pamiršau pasižiūrėti. Tai vėlgi rėminimas lygiai tas pats, rėmelis tas pats, dvigubas pasportas. Viršutinis pasportas lyg buvo naudotas tas pats kaip geišai ir dar naudotas žalias samaninis pabrėžti paukščiukams. Tai šitam darbe man kaip ir gaila, kad aš sutikau, jog padidintų pasporto atstumą. Tai yra šitą atkarpą padidino centimetrų didesnė negu šitose zylutėse. Tai aš vis dar galvoju, kad centimetrų mažesnis būtų žiūrėjęsis elegantiškiau, bet kadangi darbas atliktas ir aš planuoju jau neužilgo dovanoti, tai tebūnie bus taip, kaip yra.
Gal mažoji sesė ant manęs nesupyks už tai. Tai ji kažkada pasidžiaugė šito rinkiniu, žiūrėdama mano rinkinių lobyną. Tai kadangi ji pasidžiaugė, galvoju, kodėlgi nereikia padovanoti. Tai tuoj įterpsiu visus 3 paveiksliukus į vieną kadrą, kad galėtumėt įžvelgti, kaip visą tai atrodo visumoje. Bet aš džiaugiuosi pačią idėją, kad padovanosiu kažką sesėms, nes jos išsiuvinėjimo mano nieko neturi. Ir galvoju, tiesiog smagu siuvinėti ne tik savo, nors aš nesu tas žmogus, kuris labai linkęs dovanoti ir skirti su savo paveiksliukais, bet sesės yra sesės. Ir štai visi greta. Gal pateikimo kokybė nėra pati geriausia, nes matosi atspindžiai, bet pasistengiu bent jau patraukti iš kadro, kad neblizgėtų dar ir daiktai. Tai taip įsirėminu, geiša gavosi didžiausia, o kikiliai ir zylutės gavosi vienodos, nors pagal rinkinio dydį siuvinėto darbelio jūs matot, kad jie skiriasi. Visumoje esu patenkinta, kaip gavosi. Tai taip, dar galvoju, pritrauksiu jums, parodysiu, kaip atrodo pats derinys rėmelio su pasportais iš arčiau, nes čia vis tik viskas iš toli matosi, bet visumoje vaizdas bent jau aiškus kaip kas. Tai kikiliai. Pats rėmelis. Kampas gal nėra pats geriausias, bet mažiau atsišviečia. Ir 2 pasportai, tai tas samoninis, kaip ir atliepia tą tamsesnę lapelių spalvą. Tada jeigu kalbam apie geišą, tai geišos pasportas bordo 2. Ir tas galimai jau neaktualus, bet maniškis rėmelis. Tai tas jau apsibrozdinės ir viršutinis pasportas alyvinis, apatinis, tas turbūt greičiausiai netgi visur naudotas pieninis. Tai va, tokie 3 darbai. Mano rėminimas paskutinis turbūt buvo, kai dar Klaipėdoje gyvenau 17 metais. Ai ne, Giržasis persirėminau 20 turbūt. Tai va. Po tiek metų pertraukos vėl nuėjau į rėminimų dirbtuvę, buvo labai keista, labai neįprasta pačiai savo, nes viską pamiršus, kaip viskas vyksta. Bet pavyko susitarti. Nežinau, iš tikrųjų, tai yra vienintelė rėminimų dirbtuvė Kaune, kurią aš kažkada lankiau. Tai vis tik paslėpė kai kuriuos kryžiukus man. Na, bet nežinau, ar yra kokia rėminimo dirbtuvė, kuri neslėpia kryžiukų, bandydama ištiesinti, kad kuo lygiau viskas atrodytų. Tai, visumai viskas yra gerai. Na ir štai prieš jūsų akis jau birželis, pasikeitėm kalendoriaus elementus ir siuvinėjimą. Tai dabar pereisim prie tos dalies, ką planuoju, nes, kaip ir minėjau, gegužės mėnesį nesiuvinėjau, birželio šiandien 10 vis dar nieko nesiuvinėjau, bet degu dideliu noru ir kaip pamatysite, pasirinkau pradėti visai kitą darbą, nei buvau jums rodžiusi. Kol kas savo gimtadienio dovaną nuo tėvų su Lanarte rinkinuku esu atidėjusi, nors vis dar apie tai galvoju. Dar turiu vieną Lukas rinkinuką, apie kurį galvoju, kuriam netgi ruošiausi iš esmės, netgi nufilmavau šiokius tokius intarpus pasiruošimo, bet manau, aš juos įkelsiu į video medžiagą tada, kai jie bus aktualūs, nes dabar jums rodyti ir nieko nesiuvinėti būtų keista. Tai siuvinėsiu Dimensions rinkinuką, kurį visai neseniai gavau, tai yra per Kalėdas. Ir čia buvo dovana, kadangi nuo vyro, tai jo mintis buvo, kad jeigu siuvinėti pradėti, tai gal tą rinkinuką, tai tuoj pamatysite, apie ką kalbu. Ir taip pat labai noriu Mereškos rinkinuką bent jau vieną siuvinėti, nes jų naujienos pagerėjo, tai visumą žiūrėsim, kaip man pavyks čia su tuo siuvinėjimu susidėliot. Galimai susilaikysiu, galimai ne. Bus matyt. Svarbiausia neapsiimti daugiau darbų, negu įmanoma pagal mano dabartinę situaciją. Na, žiūrėsim. Tai visumoji Dimensions rinkinukas, kurį gavau dovanų, yra labai populiarus ir visiems gerai žinomas. Tai arkliai prie upelio. Tai
labai senai aš apie jį svajojau ir kadangi gavau dovanų, tai turbūt reikia nedėlsti ir pradėti. Ir tuo pačiu jums papasakosiu apie tai, kad pasididinau savo rėmą su vyro pagalba, su techniniam detalėm, kadangi jos visos buvo įmanomos, tai reikėjo tik tai imtis veiklos, tai įvyko, pavyko. Tai bus proga jį išbandyti, nors manau, kad viskas turėtų įvykti sklandžiai. Tai pereisim prie kito etapo ir jeigu apie rėmą. Šiek tiek iškreiptas dabar vaizdas bus, nes čia yra prie 0,7 filmuojama, ne prie vieneto, ta prasme šiek tiek skiriasi. Bet norėjau jums parodyti, kad dabar mano rėmas yra platesnis. Visumo jūs turbūt skirtumo nematysit. Iš esmės tai šita dalis, kuri yra šita, jinai yra gal per 15 cm ilgesnė šiuo metu ant rėmo, dėl to telpa visas Gold Collection darbelis horizontalus. Tai yra, ką norėjau pasakyti, tai yra, jeigu su mano elniais buvo problema, Dimensions elniais žeminiais, kad aš ten ir kusnapą naudojau ir panašiai, nes man vis netikdavo, vien dėl to, kad ant šito rėmo uždėjus, ant šitos galvos medžiagą, jos dar likdavo iš šono. Tai dabar matot, kokie netgi tarpai liko iš šonų, tam, kad tilptų visas audinys. Tai dabar bet kurios didesnius darbus, kuriuos siuvinėsiu, jie jau man tiks. O jeigu norėsiu susirinkti mažesnį rėmą, tai visos detalės yra ir bus galima surinkti mažesnį. Tikiuosi supratot, ką nors iš to, ką norėjau pasakyti. Tai visumoje taip, tuoj pereisim prie artimesnio plano. Tiesiog norėjau jums parodyti, kad jeigu tada guodžiausi baiginėdama elnius, kad reikia sugalvoti kažkokį planą ir kad galėčiau siuvinėti visą ilgį iš karto matomą, nereikėtų nieko perkelinėti. Tai dabar tai jau yra įmanoma, nes vyras perdarė šiek tiek mano turėtą ilgesnį rėmą, nes visumoje iš esmės istorija ta, nežinau ar lietuvių kalba kada nors tai buvau pasakojus, aš šitą rėmą išsisakinėjau iš Gitanos Kiškiūnienės, tikiuosi gerai atsimenu pavardę, tai jos vyras darydavo šitos rėmus dar, nežinau, gal 2011 metais pirktas jis buvo, gal 2012. Tai idėja mano buvo ta, kad aš norėjau siuvinėti vašeliu, tas prancūziškasis arba indiškas siuvinėjimas, kai vašeliu duriama per medžiagą ir tada arba karoliukai arba žvyneliai prisineria prie audinio. Luvenil gal vadinasi, jisai dabar bijau sumaišyti, Prancūzijoje šitas siuvinėjimas, jisai žinau ir Lietuvoje ant bangos vienu momentu buvo. Tai visumoje aš pirkau šitą rėmą tam, kad galėčiau siuvinėti karoliukais ir žvyneliais, nes mane labai žavėjo šitą idėją ir tik po to jį pradėjau naudoti siuvinėjimui. Tai mano buvo užsakytos du variantai šito rėmo, nes jeigu kojos ir laikikliai visi sutampa, tai vienas buvo variantas šitas, kad būtų jisai, nežinau, gal čia 50 cm ilgio, ir kitas variantas buvo gal 1,20 m. Na, iš esmės toks grandioziškai ilgas rėmas susideda tuo atveju, bet aš jį panaudojau tik tais tada, kai domėjausi tuo siuvinėjimu ir baigėsi. Ir tie pagaliukai buvo pripjauti per kokius 50 cm ir dabar tarnaus man siuvinėjimui, tik siuvinėjimui kryželiu. Bent jau kol kas tokie planai. Tai gerai, čia išsiplėčiau šiek tiek daugiau negu reikia. Bet norėjau jums užsiminti apie tai, kad šitas rėmas yra lietuviškas, nežinau, ar Gitanos vyras dar to užsiima, bet labai smagu buvo išbandyti ir labai džiaugiuosi, kad po daugiau nei 10 metų jis pilnai tarnauja ir atlieka savo funkciją ir aš džiaugiuosi tuo, kad jis yra, koks tas žodis, kad su juo galima taip mobiliai konvertuoti tai, ką nori, gali keisti rūgštingumą ir panašiai. Aišku, jis turi savo niuansų, tarkim, šita galva yra prisitvirtinanti būtent per šitą jungtį ir tada jis sukinėjasi. Žinau, kad yra tie rėmai, ant kurių gali tiesiog tas siuvinėjimo galvas uždėti, nes jos prilaikomos iš apačios dviejų tokių besisukinėjančių elementų. Tai šiuo atveju, jeigu nori galvą pakeisti ir kitą procesą uždėti, reikia nusukti porą varžtų ir ten taip toliau. Tai aišku, būtų patogiau, jeigu būtų galima tiesiog uždėti ir viskas.
Na, gal kada nors gyvenime ir iki to gyvensiu, jeigu mano muzos niekur neiškeliaus, nes kaip pagalvoju, iš tikrųjų aš siuvinėjau nuo 2000 metų pilnai, jau didelius paveikslus, jau tada buvo, tai su tom pertraukom, bet tai yra 20 keli metai, aš nežinau, iš tikrųjų iki senatvės visą laiką mane tas siuvinėjimas trauks, nors kol kas taip atrodo. Na, matysim. Tai gerai, vėl prasiplėčiau daugiau negu reikėjo, atsiprašau, jeigu šitie intarpai jumis erzina arba yra informacijos, aš pateikiu ją nepakankamai rišliai, nes mano galvoje yra atsiminimai ir vaizdai, jums tiesiog stacionarus vaizdas per ekraną ir mano pokalbis, kuris galbūt nėra rišlus, tai atsiprašau, iš tikrųjų pas mane galva kartais ne visai veikia. Taigi pats procesas, tai medžiagytę įsitempiau, neišsiploviau, nežinau kodėl, bet man susišvietė šį kartą, kad nereikia, nes pakankamai didelis audinys ir jis neatrodo toks kietai krakmolingas, kaip man atrodė su paukštukais, kurį aš suvinėjau kovo mėnesį. Tikiuosi, kad pavyks. Iš kitos pusės ta medžiaga man labai primena elnius žieminius, tai jeigu jau žieminius elnius sugebėjau suvinėti, tai manau, kad pavyks ir tai. Tai suvinėsiu pagal sagą ir saga yra parengta originaliai pagal Dimensions siūliukus, tai čia matosi yra dvi tokios mano jau popierinės planšetytės, kur aš persidėjau numeriukus, nes aš naudosiu savo siūlų organizerį, kuriame yra skaičių metodas kaip visada. Tai 38 spalvos yra originalios ir dar yra, man atrodo, 13 blendų, tai 51 numeris dar irgi bus blendas, prisiklijuosiu čia kažkokį minkštą padėkliuką tam, kad galėčiau įsmeigti adatą, kai naudosiu būtent tą 51 blendą. Ir neperžiūrėjau dar iš tikrųjų nei sagos, iš esmės aš žinau, kad jinai yra gera, nes teko nusipirkti, bet idėja tame, kad neperžiūrėjau tiksliai viso rakto, žinau, kad yra, tarkim, čia nurodyta, kad bus pusiniai 5 gijom, nežinau, ar bus 6, bet 5 turbūt tikrai, ne vieną mačiau tokį. Tai procese, bet kuriuo atveju man bus aiškiau, šitas dizainas yra be galo populiarus, manau, kad daug kas įžiūrėjusi galbūt netgi jį siuvinėja, tai džiaugiuosi, kad jums tai pavyko. Ir jeigu ką tik rodžiau savo organizerį su tokia labai gražia kasytė, jeigu jis nenukristų, aš galėčiau jį čia kur nors palikti vien dėl to, kad tai yra, super gražu. Tai čia yra dar papildomas spalvos. Aš nusikirpau po kelias gijas nuo planšetės ir čia dar yra priedo, tai įsivaizduoju. Grožės iš tikrųjų labai labai daug spalvyčių. Šitą rinkinį aš gavau dovanų kalėdoms. Nuo kalėdų senelio užsiprašyto per vyrą. Tai labai labai džiaugiuosi. Ir taip aš kažkaip nuo antro galo nesusikaupus. Tai čia yra šitas Dimensions rinkinys. Originalus. Jisai buvo perleistas, tai aš turiu perleidimą. Jo numeris yra 3574. Tai senų laikų mano meilė šitas rinkinys. Taip, jis gal dalinai nusibodęs, nes daug kas jį siuvinėjo, bet kadangi man neteko jo siuvinėti ir aš labai norėjau jį kada nors gyvenime siuvinėti, tai prispausim taip. Tai aš džiaugiuosi, tai kas nustebino, tai schema yra viena pateikta kaip bendrinis lapas, kaip atrodo, ir tada yra tik 2 lapai su schema, tai jinai yra gal kokius 2 mažesnė negu elniuose Dimension buvo. Tai prasme, jinai yra pakankamai smulki, jeigu taip lyginant, pridėsiu savo, tarkim, 10x10 langelis, vos nepilnai užsidengė su pirščiuku. Tai, mane nustebino. Iš kitos pusės aš nesinaudosiu. Siuvinėjant realiai man tokio dydžio užtektų, bet lyginant su tuo prieš tai buvusiu elnių Dimensions dizainu, tai nustebino, kad labai smulku. Tai, ką dar naudosiu? Organizerį, naudosiu adatas ir viskas vyks taip, kaip visada. Nieko čia naujo aš jums nepapasakosiu, pačiai įdomu, kaip seksis siuvinėti iš tikrųjų. Tai žinau, kad pradėsiu nuo apatinio šito kampo. Gal su pirščiukais nėra pats gražiausias būdas rodyti. Pradėsiu nuo šito kampo ir tada tiesiog keliausiu ir kilsime viršų. Tai žinau, kad šitoj vietoje yra sudėtingiausia vien dėl to, kad tai yra labai nuobodu ir labai daug sluoksnių. Ta prasme, tos 5 gijos naudojasi pusiniams ir panašiai. Pagal sagą aš matau, kad ten yra daugiausia pusiniai, nes ryškiausia dalis yra arkliai, vadinasi, jie yra kryžiuku ir čia dar kažkas matosi kryžiuku.
Tai bus daug pusinių, su daug sluoksnių, tai medžiagos nekeičiau į nieką. Iš vienos pusės dėl to, kad mes 36 kanto Even Vivo ir neturim, Evo arba kažko tai tokio. Iš kitos pusės šičia yra dangaus dalis, kuri nesisiuvinėja ir aišku būtų gal gražu tas Evas, bet čia yra tiek daug gijų pusinės ir aš žinau, kad mane tikrai paneš į kažkurį šoną. Tiesiog audinys suvaikščios, tai ant Evo manau, kad suvaikščiotų dar labiau, tai kažkaip net nesukau galvos. Išsitempiau, net neišsiploviau, galvoju, ai, tiek to. Labai norisi iš tikrųjų pradėti, neskaitant to, kad aš jau savaitę įsitempiau gegužės 31 dieną, tada savaitę ruošiausi siūliukus, nes mano laikas šiuo metu yra labai ribotas, džiaugiuosi tom mamytėm, kuriom viskas išeina, kai vaikas ilgai miega, pas mus sūnus miega po pusvalandį dažniausiai ir tada būdrauja po valandą, pusantros ir daugiau, tai stengiuosi prioritizuoti savo laiką ir dažniausiai jisai nuplaukia, siuvinėjimas yra kažkur toli plane, bet galvoju, jeigu aš būsiu medžiagytė įsitempus ir bus galima prisėsti, kad ir ten 5-10 minučių, kai dar galiu, siuvinėti turėtų pavykti. Pats pasiruošimas reikalauja savo laiko. Tai taip, nežinau iš tikrųjų, ką čia dar papasakoti, tiesiog pribėgau turėdama laisvą akimirką ir pasakoju, kas nuo dūšios eina. Tai atrodo plius minus užsiminiau apie viską, ką norėjau pasakyti. Tai bet kuriuo atveju susitiksim tada jau sekančiam video, kai pasirodysiu, kokie yra tie mano, kaip įvyko startas. Ir savo įspūdžius papasakosiu gal tai tom trumpom nuotrupom, jeigu tik išeis, nes tada aš galiu savo įspūdžius pateikti originaliai, nes jeigu reikės pasakoti, kas buvo prieš mėnesį, tai aš jau neatsiminsiu. Galėsiu tik bendrais bruožais užsiminti. Tai pasistengsiu padaryti kažkokiu intarpu, jeigu tik tais išeis. Ir labai norisi siuvinėti daugiau negu vieną projektą. Nežinau iš tikrųjų, ar man pavyks užgesinti šitą savo norą, ar aš pasiduosiu ir tada jau žiūrėsiu, kas gausis. Bet apie tai turbūt irgi sužinosit sekančiam video, nes aš turiu mintį dėl antro projekto tikrai ir turiu visokių vizualizacijų, kaip galėtų būti dar ir 3, 4 ir panašiai. Labai nesinoriu užsidėti daug projektų, kad manęs jie negraužtų po to, nes aš žinau vis tiek, kad laiko nepadaugės. Bet visumoje labai norisi skirtingų darbelių. Tai čia greičiausiai tiesiog išsiilgimas kryžiukų kalba už mane. Nes kovo mėnesio antroji pusėje paskutinį kartą siuvinėjau, balandį rinkau tik tais deimantinę mozaiką, kurią jūs jau matėt, o gegužė visa buvo skirta kitam mūsų gyvenimo periode. Tai birželio šiandien 10, kai filmuoju ir aš vis dar nieko nesiuvinėjau, tai turbūt yra tas ištroškimas didelis, dėl to mano galva ir funkcionuoja su ta mintim, kad noriu to ir ano. Tai tikiuosi, kad man pavyks šaltų protų pradėti vieną darbelį ir tada žiūrėti, jeigu man pavyksta pradėti dar kokį, jeigu išeis. Tai apie tai sužinosit jau kitam video, labai pasistengsiu, kad jis būtų mėnesinis video, jeigu tik tais išeis, nes jau kaip ir mes tikiuosi, kad viskas pavyks. Ir taip. Turbūt tiek priešnekėjau, tikiuosi, kad plius minus rišliai. Atsiprašau, jeigu kažkas buvo ne taip, ačiū už kiekvieną akimirką, už kiekvieną žiūrėjusį, kad jūs buvot kartu, ačiū, kad nepamiršot. Ir taip kaip mergaitė sako, tas palaikymas visada yra malonus, niekada gyvenime nesuprašius nei laikų, nei komentarų, nei nieko, bet iš esmės turbūt neprašant nieko ir negausit. Tai jeigu netyčia norėtumėt paspausti laiką, aš būsiu jums už tai dėkinga. Tai tam kartui tiek ir susitiksim su šitais saulėtais arkliais maždaug už mėnesio.